Gerai, sveiki vaikai, tai šiandienos tema yra natūraliai, sveikieji, racionaliai skaičiai. Pradedam nuo natūraliųjų skaičių, tuos, kuriuos jūs jau pažįstate, mes jau šitą žodį girdėjome, natūraliai skaičiai, ir jau aš kažkada buvau paminėjęs, kad natūraliai skaičiai yra tokie skaičiai, kuriais mes skaičiuojame daiktus. Tarkim, vienas stalas, dvi kėdės ir taip toliau. Tai visi skaičiai, kurie prasideda nuo vieneto ir ten 2, 3 ir taip toliau iki begalybės, visi skaičiai vadinami natūraliai. Ar nulis yra natūralusis skaičius? Ne, nėra, todėl kad mes neturime nieko tokio, kas būtų nulis. Tarkim, aš negaliu pasakyti, aš turiu 0 telefonų. Tai iš tikrųjų nulis nėra natūralus, todėl prasideda visi natūraliai nuo vieneto. Aš taip pat negaliu pasakyti, kad pas mane kambarys stovi 2,5 spintelės. Tai negali būti trupmeniniai, bet tam yra kiti skaičiai. Tai kiti yra sveikieji skaičiai. Visi sveikieji. O kuom skiriasi sveikieji nuo natūralių? Atrodo, tas pats. Ten irgi negalima trupmeninių naudoti. Ir čia kaip ir negalima pasakytas sveikieji. Ogi sveikieji dar yra ir minusiniai skaičiai. Visi minusiniai skaičiai, tokie kaip -3, -2, -1 ir taipogi 0, jis irgi yra sveikas skaičius. Ir toliau 1, 2 ir 3. Taigi, jeigu mes turim nuo minus begalybės iki plus begalybės sveikus skaičius, tai jie ir vadinasi sveikieji skaičiai. Ir paskutinė grupė, kurią mes šiandien išmoksime, tai yra racionaliai skaičiai. Racionaliai skaičiai tai yra visi skaičiai, kurie yra natūralieji, sveikieji ir kaip tik trupmenos. Tai visi skaičiai, kuriuos mes galim užrašyti kaip trupmeną, vadinami racionaliai. Tarkim, ar aš galiu 0 parašyti kaip trupmeną? Tikrai galiu. Aš galiu parašyti 0,1. Ar aš galiu 2/3 parašyti kaip trupmeną? Jinai ir yra kaip ir jau 10 trupmena, bet aš galiu parašyti štai taip. Kaip trupmena arba galiausiai 23/10. Kaip trupmena, reiškia racionalus skaičius. Visi kiti, tokie kaip 3/7 ar, nežinau, dar koks nors ten. Tiesa, aš jau šitą parodžiau. Mišrųjų skaičių parodžiau. Taigi, gerai, viskas. Visi taip pat minusiniai, -2/3. Irgi yra racionalus skaičius, nesvarbu, kad jis neigiamas. Visi neigiami ir teigiami ir nulis. Visi, kuriuos galima užrašyti būtent kaip trupmeną. O aš žinau, kad bet kokį skaičių. Gerai, ar aš galiu 3 parašyti kaip trupmeną? Tikrai galiu. Tai yra 3/1. Tai bet kokį skaičių užrašant trupmeną, jisai tampa racionalus. Jis yra racionalus skaičius. Gerai, paskutinis dar šitos temos kaip bonusas yra atvirkštiniai skaičiai. Kas tie atvirkštiniai? Atvirkštiniai tai yra skaičiai aukštyn kojomis. Jeigu aš galiu bet kokį skaičių racionalų užrašyti kaip trupmeną, reiškia, aš galiu jį apversti aukštyn kojom. Pasižiūrim prie tų pavyzdžių, kuriuos aš rašiau. Gerai, 0 jis ir yra 0, aš jo negaliu apversti, jis yra 0. Dabar 2 sveikos ir 3/10. Užrašęs kaip 20/30, aš galiu apversti šitą skaičių ir parašyti 10/23. Taigi, štai šito skaičiaus atvirkštinis skaičius yra 10/23. Aš nežinau, kažkokio žymėjimo ypatingo nėra, bet aš galėčiau, nežinau, va taip pažymėsiu, apverčiau aukštyn kojom, tarkim, ne? Į vieną pusę ir į kitą pusę galiu apversti, ne? Gerai, toliau. 3/7. Apvertęs aukštyn kojomis 3/7 bus 7/3. Apvertęs -2/3, apvertęs aukštyn kojom. Ką aš gausiu? Aš gausiu -3/2. Žiūrėkite, minusas niekur nedingsta. Kaip ir pliusas buvo, pliusas liko. Minusas buvo, minusas liko. O kur minusas keičiasi su pliusu? Priešingose skaičiuose, kaip mes jau mokėmės, ne?
Jeigu -3, tai 3 yra jam priešingas. Jeigu 5, tai priešingas yra -5. Čia niekur minusas nedingsta. Jeigu atverčiu skaičių aukštinkojam, minusas nedingsta. Gerai, kaip atversti sveiką skaičių? 3. Užrašau jį kaip trupmeną, 3 pirmosios, ir atverčiau. Ir parašau 1/3. Viskas, atverčiau skaičių. Tai dar kartą priminsiu, grįšiu prie pačios pradžios. Natūraliai skaičiai yra visi sveikiai skaičiai nuo 1 iki begalybės. Sveikiai skaičiai yra visi skaičiai sveikiai ir neigiami, ir teigiami, ir 0 yra sveikas skaičius. Racionaliai skaičiai yra visi skaičiai, kuriuos galime užrašyti kaip trupmeną. 0 irgi užrašomas kaip trupmena. Ir atvirkštiniai skaičiai, tai yra skaičiai, kuriuos galime apversti aukštinkojam, tai yra visi racionaliai. Pirmiausia, užrašome kaip paprastąją trupmeną skaičių, o tada apverčiam aukštinkojam. Minusas lieka su minusu, jis taip ir lieka, nesikeičia kryptis. Reiškia, minusas lieka minusu, pliusas lieka pliusu. Ar turite klausimų? Ačiū, viso.